sugalvojom planą chuliganą. Mūsų planas chuliganas yra toks. Prisileisti šiandien sulos. Va, kiek stiklainių, va, beržai, daug nereikia. Pirmi medžių syvai pavasariniai. Labai skanu. Naudojam tokią negudrę sistemą. Čia yra pats paprasčiausias metalinis vamzdelis. Grąžtas. Prisiminkit, skylės gręžti didesnės negu 10 mm negalima. Medis turėtų būti neplonesnis negu 20 cm ir negalima gręžti skylių aukštai. Vamzdelio diametras atitinka mano grąžto diametrą ir žiūrėkite. Pirma sula. Ir pirma sula. Štai taip. Paspaus truputėlį. O. Nu, tvirtai įkaliai. Gerai, paleisk viskas. Daug sulošė. Žinau. Na, laiminga. Dar. Viskas dabar sukdamas traukėt gal. Viskas. Vamzdelių neįkalkit labai giliai, nes vėliau jūs jų tiesiog neištrauksite. Aš nenaudoju marlės ant stiklainio. Nenaudoju todėl, kad man nepasiteisino, nematau šio skirtumo. Viens kitas vabaliukas įkris į tą stiklainį, namuose grįžęs, aš ją tiesiog nusikošiu. Į skylutę. Ar tikrai taip tokiu kampu? Va, tai va. Daug nereikia. Va, stiklainis pastatėme. Bet pažiūrėkit, kaip gražu. Ne. Va, atvažiavom patikrinti, kaip mūsų sula teka. Mūsų dabar atvažiavo daugiau, nes yra vaikų, kurie nematė, kaip sulą leidžiam. Va, žiūrovai, pažiūrėkit. Matai, palauk. Va, kiek žiūrovų. Va. Šitie vaikai jau žinos, kaip teka sula. Va, koks grožis. Va, taip. Imk, matai. Lukai, ant žemės pastatyk kibirą ir pilk į kibirą. Dar paliksim sulai tekėt, dar leisim sulą, nes labai jau norisi jos. Atvažiavom antrą kartą jau išsipilti sulos ir kadangi grįžtam jau į Vilnių iš kaimo, tai nepamirštam padaryti vieno dalyko. Tai pasiimam sulą, tik sunelį. Ir įpilti? Ištraukiam vamzdelį iš medžio ir būtinai skylę. Būtinai skylę užkalam kaiščiu, kad medžio syvai netekėtų veltui ant žemės. Mes jau turim, mums jau užtenka, bet medžiui irgi reikia palikti.